Dar gavau klausimą, neseniai tuo pačiu pagalvojau, kad tas klausimas yra toks dažnas, kad galėčiau visiems garsiai ir atsakyti. Kadangi aš kontaktuoju su žmonėmis ir pristatau čiogan galimybę, žmonėms naudas, tai dažnas manęs klausia, o Lina, aš turėčiau veikti taip kaip tu, ta prasme dirbti taip kaip tu tokiu principu? Atsakymas yra vienareikšmiškai ne. Kiekvienas jūs pasirenkate, kaip jūs norite dirbti. Galima dirbti offline ir online, reiškia galima dirbti gyvai su žmonėmis. Jums priimtiniausių būdų arba galima dirbti socialiniai erdvėj, ar ne? Aš turiu tokią nuomonę, kurią iš kažkur girdėjau ir visiškai pritariu, kad jeigu tavęs nėra socialiniuose tinkluose, vadinasi tavo verslas neegzistuoja. Ir tai yra tiesa, kadangi dabar begalė žmonių, praktiškai didžioji dauguma pasaulio žmonių, visi naudojasi socialinę erdvę, vienokiuose ar kitokiuose socialiniuose tinkluose ir mes galime vieni su kitais labai greit sukomunikuoti iš tiesų ir atrasti vieni kitus, kad ir iš kito pasaulio krašto, taip? Tai, kad mane rastų ir pamatytų, faktas, kad aš turiu komunikuoti ir kuo daugiau rodytis viešoj erdvėj, taip, bet tie, kam tai nėra priimtina, kas bijo savo balso, negali žiūrėti į save, ar ne, ir nenori praktikuotis, nenori įgūdžių įgauti ir taip toliau, viskas yra jūsų pasirinkime ir jums nebūtina to daryti. Tai yra mano pasirinkimas, nes aš būtent matau taip, kad tam, kad galėtume mes vieni kitus rasti greičiau, būtina ištransliuoti tam tikrus dalykus į viešąją erdvę, ar ne, tam, kad galėtumėte ir mane atrasti. Ir kaip yra patogu, jūs galite savo laisvų laikų, patogių laikų, tiesiog žiūrėti mano video, ar ne, nes aš rekomenduoju tai, kas man pačiai pasiteisina, kas man pačiai patinka. Aš kalbu garsiai apie galimybę, kuri iš tiesų yra unikali ir suteikianti visas galimybės kiekvienam žmogui užsidirbti ar papildomai, arba susikurti savo darbo vietą. Taigi, jeigu ne socialinė erdvė, ko gero dauguma žmonių ir neturėtų tos galimybės ateiti būtent į šią nišą, ar ne? Nes tie žmogiškieji resursai, kad sukontaktuoti gyvai su kiekvienu žmogumi, be galo būtų sudėtinga iš kito miesto arba iš kitos šalies, o čia internetu galima žymiai viskas paprasčiau ir lengviau, ar ne? Taigi, mano atsakymas yra nebūtina, bet rekomenduotina, gal taip pasakyčiau. Dėl to, kad suprantat šiais laikais, ką reiškia socialiniai tinklai, ar ne? Taigi, jeigu turite klausimų, galite užduoti, mielai atsakysiu ir tikrai nenusigąskite, šita galimybė yra superinė iš tiesų, tiek dėl žmogaus, kuris nori pats naudotis kokybiškus produktus ir už ženkliai geresnę kainą ir patrauklę kainą, ir žmonės tie, kurie nori susikurti savo verslą šioje nišoje, arba tiesiog papildomą uždarbį, arba ir pagrindinį uždarbį. Kaip? Sukontaktuojam ir papasakosiu asmeniškai. Tai būtų tiek ir iki sekančio video.